Gerai, tai darome tuomet įrašą, labai malonu visus matyti, ypatingai esančius gyvai, na ir ikoneles ir tuos, kurių galiu stebėti vaizdus, kaip gerbiamos Virginijos, matau, na, ar bent nuotraukėles, kažkaip tada jaukiau, atrodo, kad yra gyvų už ekrano ir šiandien atstovausiu organizacijas, kuriuose nemažai teko dirbti, paskutiniu metu vedu paskaitas Lietuvos žurnalistikos centre ir kuruoju ryšių su visuomenė rinkodaros komunikacijos programą. Taigi pasidalinsiu geriausią praktiką, būtent kaip bendrauti su žiniasklaida, kad vis dėlto tas baisusis smauglys ar gyvatė būtų kaip mielas pitonas ir naminis gyvūnėlis. Pakankamai sunku to yra pasiekti, tačiau galbūt tikrai galima rasti būdų, kad tas bendravimas ir bendradarbiavimas būtų sklandus, na ir nebūtų bent jau gąsdinantis, galbūt labiau intriguojantis. Tai čia yra nuotrauka iš Vilnius City operos reklaminės kampanijos, organizacijos, kurios komunikaciją teko kuruoti ne vienerius metus. Taip, tai kolegos esantis salėje gali pastebėti, jog atsinešiau ir porą knygų einant į rašytojų sąjungą. Tai viena knyga, kurią galėčiau rekomenduoti, būtų Žyginto Pečiulio Amžinatilsį, kaip bendrauti su žiniasklaida. Galėsiu palikti, jeigu kažkas norės atsišviesti arba būdu. Ir kitas vadovėlis tiem jau, kurie norėtų daugiau informacijos ir jeigu kažko nepadengsiu, yra senas geras verslo žinių konsultacijos vadovui, kur yra viešųjų ryšių skyriai specializuotai pateikinti specifinę informaciją. Ačiū, močiutė atiduok. Jo, tai šias knygas galėsiu palikti, jeigu bus įdomu kažkam atsišviesti. Na, o aš tada bandau koncentruotai papasakoti geriausią praktiką per šios pusantros valandos. Prašysiu. Operos solistas. Čia kaip bendravimas su žiniasklaida. Taip, operos solistas ir nemažai teko iš tikrųjų kuruoti komunikacijų kampanijų įvairių kultūros organizacijų. Taip pat esu parašęs virš 300 pranešimus žiniasklaidai, virš 1000 straipsnių spaudoje, na ir dirbau tiek su nacionalinė medija, tiek tarptautinė. Taigi principai yra visur tie patys, jeigu jūs domina komunikacija užsienyje, taip pat galite drąsiai klausti. Aš dirbau tiek agentūros integruotos komunikacijos, tiek verslo grupėse, tiek paskutiniu metu kultūros sektorėje. Tai tikiuosi, kad galėsiu pakomentuoti iš įvairių pozicijų, jeigu gale turėsite klausimų. Taigi, ketiname pirmiausia apžvelgti žurnalistų poreikius, tada bendrus žiniasklaidos atstovų išskiriamus bendradarbiavimo patarimus, trumpai teorijos, kiek įmanoma, su kiek įmanoma išsiversti, tobulinant komunikaciją. Na ir tuomet pateiksiu tokių techninių patarimų ir principų, kągi būčiau galbūt norėjęs žinoti ir pati karjeros pradžioje. Na ir tikiuosi turėsime šiek tiek laiko klausimams ir atsakymams. Taip, taigi, kaip galima būtų apibūdinti šiuolaikinės žiniasklaidos padėtį? Aš manau, kad ačiū 3 žodžiai. Tai sakyčiau, kad šiuolaikinė žiniasklaida yra taip įsisukus į nesibaigiančias naujienas, kuriomis jie yra tvindomi, kad trumpumas yra pirmas kriterijus, kuris padeda siekti sėkmės, būtent atsiduriant norimose publikacijose ir norimose žiniasklaidos kanaluose. Būna taip, kad žurnalistas tiesiog dėl to, kad tam tikri veidai yra žinomi, gerai kalba arba visada pasirengę kalbėti, kviečia tam tikrus žmonės, ekspertus komentuoti daugiau, apie kitus mažiau pagalvoja. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė taip atsako į klausimą, kodėlgi tam tikri ekspertai vis yra kviečiami, o kiti yra kviečiami rečiau. Ir kiek tenka bendrauti su žiniasklaidos atstovais, o tai daryti iš tikrųjų tenka nemažai, visi jie sutartinai teigia, jog jiems trūksta ekspertų. Ir prašo, duokite mums ekspertų, ką kalbinti, mums atsibodo tie patys veidai. Bet atsitinka taip, kad, na, skubiai reikia parengti tam tikrą reportažą, na ir vėl paspaudžiamas vardas ir pavardė to žmogaus telefone, kuris yra po ranka. Ir pirmiausia, tiesiog kyla asociacija, šauna į galvą. O jeigu dar pabando kokį nors naują žmogų ir jisai arba neatsiliepia, arba pažada kažką padaryti ir nepadaro, na, tai tie šansai mažėja. Tai iš tikrųjų, mano galva ir iš tai, ką girdžiu
iš žiniasklaidos atstovų tikrai visi yra atviri ir nori bendradarbiauti, dėl to mes rengiame tam tikrus ekspertų sąrašus ir siunčiame nuo žurnalistikos centro, galėsiu pasidalinti tais sąrašais, bet joks sąrašas nepadės, jeigu proaktyviai nebus tas dialogas skatinamas. Taigi, tik tai linkiu žinoti, kad tikrai žurnalistai yra nusiteikę turėti daugiau ekspertų ir kalbinti daugiau įvairesnių žmonių, geriau reprezentuoti įvairias visuomenės grupės. LRT dalyvauja lyčių lygybės projekte, siekdami geriau atspindėti moteris žiniasklaidoje. Tai vartai iš tikrųjų yra atverti ir galbūt tie principai, kuriuos pateiksiu šiandien, padės tiesiog geriau pro juos žengti, įvažiuoti ar kažkaip kitaip apsireikšti jau tose medijose, kurios jums patrauklios. Taip. Tai Goda Pečiulytė, buvusi Laba diena Lietuva vedėja, yra pasidalinusi tokia informacija, kaip sulaukti televizijos žurnalistų dėmesio. Nes ko gero televizija, ypatingai televizijos žinios, yra tas kanalas, kuris turi didžiausio pasiekimumo ir kur daugelis nori būti, ypatingai leidžiant naują kūrinį ar kažką tokio labai svarbaus. Tai tarp pirmųjų punktų unikali, aktuali tema, ar ne? Kodėl tai yra svarbu šiandien? Kodėl mes būtent apie tai kalbame ne rytoj, kodėl nekalbėjome vakar, bet būtent šiandien yra ta diena, ar ne? Tai, tarkim, tenai knygos atsiradimas lentynose, pirma diena, kai ji atsirado tenai fiziškai. Bet kas yra susiję būtent su konkrečia kalendorinė data, yra daug patraukliau žiniasklaidai, nes tuomet jie turi priežastį, kodėl tai turi būti nušviesta. Nauja tendencija, vėlgi tai, ko nebuvo anksčiau ir galbūt tiesiog tai gali būti tam tikras kampas, kuris buvo anksčiau nekomunikuotas. Nauja idėja, jeigu nėra to tokio jau įvykio, kuris būtų toks kaip produktas ar paslauga naujas. Spaudos konferencija ar pranešimas spaudai nėra tema. Dažnai yra galvojama, jog tai reikia surengti spaudos konferenciją arba išleisti pranešimą žiniasklaidai, ir darbas bus atliktas, visi jį įsidės. Tikrai ne. Svarbiausia yra turinys ir visiškai iš tikrųjų nėra skirtumo, ar ten tie pranešimai rašomi, nerašomi, nes būtent aktuali ir naujiena yra esminė žiniasklaidos atstovams. Temos vizualumas. Gan sunkus punktas jums, sakyčiau, dėl to, kad vizuali naujiena visą laiką nugali televizijoje. Ir tik tai, jeigu yra kadrai, kurie būtų tinkami dengimui, tai, ta naujiena yra patrauklesnė. Bet kas susiję su vaizdu? Statybos, ar tenai transporto kažkokia grūstis, ar matome gyvūnėlius, gamtos aktualijas, patrauklus vaizdai, kurie sukelia įspūdį ir traukia žiūrovą. Tai iš tikrųjų žmogus sėdantis prie lapo popieriaus arba kompiuterio nėra labai geras įvaizdis. Dėl to kartais svarbu pagalvoti tada dirbtinai, kaip būtų galima, ar būtų galima sukurti lydinčią istoriją, ar kažkaip įvilgti, vizualizuoti jūsų būtent tą kūrinį į vizualų kontekstą, kuris būtų, patrauklus tiesiog akiai žiūrovų. Tai labai padėtų iš tikrųjų sulaukti tos pačios panoramos ar kitų norimų žinių. Taip, įdomu, intriguoja, jautru, kaip ir abstraktu, ar ne, bet vis viena ta žinia turėtų būti išskirtinė ir nekasdieniška. Būkite aktyvūs, reaguokite ir sufleruokite. Vėlgi žurnalistai susiduria su begaliniu kiek informacijos, taigi visi pasiūlymai yra kaip laukiami ir geri pasiūlymai visuomet vertinami, o kitu atveju, jeigu tai yra vidutinis pasiūlymas, ar ten jums nelabai įdomus, tai pateksite tiesiog į didžiąją dalį pasiūlymų ir niekas ten nepyks ar kažkaip tai blogai negalvos. Sulaukia net ir ne ypatingai ten puikaus temos pasiūlymo. Čia žurnalistų kalba, šiuo atveju skaidriau buvusi yra, kelias į televiziją per kalbantį vadovą. Čia yra daugiau tiems jūsų nariams, kurie užima tam tikras pareigas organizacijoje arba kitose organizacijose. Tai paprastai geidžiamumas jau to kalbėtojo priklauso tiesiogiai nuo jo užimamo rango. Visi nori kalbėti su prezidentu, ar ne, mažiau nori kalbėti su patarėju ir kuo žemesnio lygio tai yra jau tas laipsnis, tuo pašnekovas yra mažiau patrauklus žiniasklaidai vien dėl jo titulo ekrane arba straipsnėje. Tai jeigu užimate tam tikras pareigas dar ir organizacijose, tai tikrai verta pridėti ir jas. Tai gali būti asociacija ar sąjunga, tikrai padeda pasiekti žinomumą kartais ypatingai naujiems autoriams ar
jeigu rečiau komentuojate žiniasklaidą. Taip, tada ko tikisi televizijos naujienos esant šitą temą? Tai, kad nebūtų nuobodu, ar ne, pirmiausia. Tai dėja visą laiką nugali bloga naujiena, nes, na, drama ir konfliktas tiesiog traukia žiūrovus ir puikiai žiūrimas yra turinys. Vizuali naujiena jau aptarėme, pašnekovas visada gali ir nori kalbėti. Tai vadinasi, nėra taip, kad paskambina televizija ir sakoma, kad aš rytoj arba po kelių valandų. Nes televizijos grafikas yra ypatingai įtemptas, tai iš tikrųjų, jeigu jie kreipiasi, reikėtų sutikti, na kaip norint komentuoti, nes toks pasiūlymas paprastai būna dabar arba niekada, nes jie turi tarpelį, per kurį gali atvažiuoti, o jeigu vėliau, tai tas procentas labai mažėja, kad atvažiuos būtent pas jūs. Na, jeigu tai yra tokia, net nežinau, nebūtinai jūsų ten knygos kažkoks pristatymas, bet tokia tema, kur jūs esate vienas iš pašnekovų. Nes, na, tikrai laikas yra labai negailestingas televizijos reporteriams ir ypatingai operatorių tvarkaraštis yra ypatingai sudėtingas. Kalba sklandžiai, vaizdingai, lakoniškai, na, žinoma, tas trumpumas visur žiniasklaidai yra nepaprastai svarbus ir didysis vargas yra pasakyti patį trumpai, kas, na, galbūt kartu ir iššūkis toksai įdomus. Pašnekovo kalba be akcento ir tarmės. Būdavo šitas punktas ypatingai svarbus, dabar sakyčiau, kad vertinama daugiau autentika ir unikalumas, dėl to nereikėtų baimintis akcento ar, na, va būtent, tai kartais pateikiama kaip netgi privalumas ir šiuo metu žiūrima pakankamai pozityviai ir tai net galėtų tikrai nebūti joks trukdis dideliam dengiamumui. Specialistas visuomet geriau nei atstovas spaudai, tai čia dažnai taip nutinka, kad organizacijos sakoma, tai gal gali komunikacijos vadybininkė pakalbėti ar atstovas spaudai, jeigu nenorima, na, bet tuomet turbūt žinia neišeis iš vis, nes paprastai norima jau būtent to žmogaus įvykio kaltininko arba kažkur, va, dabar pritildžiau tą garsą, arba tiesiogiai atsakingo žmogaus, nes komunikacijos specialistai, atstovai spaudai yra daugiau kaip tarpininkai. Tačiau jie paprastai, na, jeigu nėra aukščiausio valstybės pareigūno patikėtiniai, kai kitu atveju nebus įmanoma gauti informacijos, jie paprastai nėra rodomi, tai arba žinia išeitų su jumis, arba ko gero iš vis neišeitų. Dabar norėjau pasakyti, kad jeigu kažkam kyla klausimas, eigoje galite įrašyti jį į teksto laukelį, aš jį atsakysiu paskaitos metu. Na, jeigu pradėsite tiesiog klausimų laviną siųsti, tai tuomet apžvelgsiu eigoje. Tai drąsiai rašykite, jeigu kyla klausimų. Taip. Kas trukdo efektyviam bendravimui? Buvęs LNK žinių tarnybos vadovas yra, atsiprašau, pateikęs rekomendacijas, dažniausiai pasitaikančias jų darbe, mums reikia poros dienų pasiruošti. Tai kaip minėjau, paprastai arba dabar priimame, sutinkame su laiku, arba jeigu netinka, ko gero, bus ieškomas kažkas kitas. Nekalbėsiu, nes mums reklamos nereikia. Dažnai taip masto rečiau komentuojantys žmonės, kad, na, tarsi vertina tai kaip reklamą, bet vėlgi profesionalios žiniasklaidos priemonės kaip tik atvirkščiai bando vengti tokių asociacijų ir tokio turinio. Aš šiandien netinkamai apsirengęs ar apsirengusi. Iš tiesų svarbus labai punktas, jūsų kolegė Vitalija taip pat paminėjo, kad jį reikėtų aptarti, tai gal dar skirsime tam dėmesio, bet dažnai sulaukiu tokių komentarų ir būna bandoma kaip ir nekomentuoti žiniasklaidai, tai iš tikrųjų, jeigu daugiau kalbate, galima elgtis kaip aktoriams ir tiesiog turėti organizacijoje, namuose arba automobilio bagažinėje, na, tiesiog švarkelį tinkamą ir tuomet jūs būsite visą laiką tinkamai apsirengęs ar apsirengusi prireikus. Pakalbinkit ką nors kitą, nes mano ten, tarkim, kolega niekam kitą tikęs ar mano vadovas niekam tikęs, na, čia turbūt toksai būdas yra arba kad jums labai daug skambins, nes jūs esate atviras žmogus ir galite suteikti įdomios informacijos, arba kaip tik nebus labai pasitikima, nes, na, akivaizdu, kad galbūt ir eteryje galėtumėte pasakyti kažką ypač neprognozuojamo, kas nebūtinai
visa tiesa išeitų į naudą. Mes prieš minutę jums siuntėme laišką, ar gavote, ar atvyksite. Vėlgi, kad ir žiniasklaidos atstovai labai yra užsiėmę, jeigu tos yra tikrai svarbios naujienos, paprastai ir jeigu jos tinkamai pateiktos, jie jas pamato. Tai iš tikrųjų vienas labiausiai erzinančių punktų yra, kai skambinėja, nuolat įrašinėja, nes, tokių žmonių yra labai daug ir tuomet dar tas brangios darbo minutės sugaištamos yra tiesiog atsakinėjant ir prarandant laiką. Tai jeigu nesureagavo, ko gero neįdomu, jeigu labai tikrai svarbi naujiena, tuomet verta paskambinti, bet tikrai ne per daug, nes tų žinių svarbių yra daug. Pašnekovas reklaminis stendas, jeigu stengiamasi girti savo leidinį, organizaciją ar kažką, tada tas vietas iškarpo, ir tai atrodo labai neorganiškai, tada tokie kaip iš gabalų sudurstyta medžiaga. Tai pagrindiniai punktai atkreipti dėmesį. Ir aš visą laiką bandau suprasti, kiek laiko pašnekovas turi atsakymų. Ar ne, jeigu vadovui paskambina žiniasklaidos kanalas, tuomet pagal tai pasižiūriu, kiek jisai to laiko turės. Jeigu eis kalbėti į žinias, tai turės tik tai 20-30 pašnekovų, 20-30 sekundžių pašnekovas, 2-3 minučių reportaže, ypatingai trumpai, ar ne, 30 sekundžių, ką per tai galima pasakyti, labai mažai, reikia gerai pasiruošti, čia yra keli sakiniai. Labas rytas Lietuva, 2-4 minutės pašnekovui, būna kartais truputėlį ir ilgiau, jeigu visas reportažas, tai jau šitą galima pasakyti, pasiruošus taip pat punktus. Jeigu einama į verslo žinių podcastus, vėlgi tai yra apie 30 minučių, radio laidos gali būti 30 minučių. Tai paprastai, kai jau jūs gaunate kvietimą ar pasiūlymą kur nors kalbėti, verta pasižiūrėti pavyzdžius ir kiekgi maždaug, kaip ta laida programuojama, kiek vienas pašnekovas gauna eterio ir jeigu neaišku, galima paklausti, ar dar kažkas bus kalbinamas, ar tai apie jūs ir tuomet jums bus lengviau būtent atitikti formatą, nes vis dėlto romano į citatą nesutalpinsi, o turint citatą pasakoti apie romaną irgi nelengva. Taip, tai šitas, sakyčiau, toksai labai pravartus dalykas visą laiką. Dabar, jeigu norite tikrai to didelio dengiamumo žiniasklaidoje, tai jums labiausiai padės mąstymas, kaip padėti žurnalistui surasti temą. Nes paprastai žurnalistas kreipiasi dėl tam tikro įvykio. Jūsų atveju galbūt jūs esate įvykis ir jūsų kūrinys įvykis, ar ne? Bet didžiąją dalį laiko žurnalistas, jis užčiuopia tam tikrą temą, kuo ji galėtų būti įdomi. Ir jeigu ypatingai esate, kaip čia pasakyti, net jeigu jūsų knyga savaime yra tema, vis tiek reikia tam tikro kampo, ką apie ją papasakoti. Juk tu neskaitysi visų ten puslapių dabar iš eilės, kol baigsis eterio laikas. Tai reikia suformuluoti žinią, ar ne? Pravartu padėti žurnalistui sukonstruoti tą kampą ir aktualiją, padėti atrasti, kas tai yra, nes jis maždaug orientuojasi, kad tai yra apie tą ir aną ir kad čia yra kažkas svarbaus. Ir jeigu mes padedam rasti unikalų kampą, tai tada jis ir išeis toks, kokį mes pasiūlysim. Kitu atveju gali būti įvairių interpretacijų. Tai aš čia įdėjau tokių antraščių pavyzdžių įdomių, ar ne, tokių požiūrio taškų, kurie buvo ištransliuoti ir, sakyčiau, būtent tai ir tas unikalus požiūrio taškas padėjo atsirasti šiom naujienom žiniasklaidai, kad nors temos tarsi ir tikrai girdėtos ir pažįstamos, bet pats kampas yra unikalus. Kas atsakys už darbę roboto sužalotą darbuotoją? Arba Kissingeris, kaip man paskambinti į Europą? Iš karto intriguoja, kažkas yra nekasdieniško, ar ne? Požiūrio taškas yra neįprastas. Ekonomistas po COVID, brangios ir blogos atostogos beveik baigtos. Atrodo, taiklus toks įvardinimas, ar ne? Nors apie COVID jau, ko gero, net nesinori prisiminti, buvo labai ištisai ta medžiaga keliavo. Tėvai turėtų ugdyti vaikus kritiškai vertinti žiniasklaidą. Vėlgi buvo kažkoks tyrimas ir ten buvo apžvelgta labai daug, bet paimtas tas taškas, kuris yra naujas, ar ne? Kuris yra unikalus ir akivaizdu, kad tuomet žiniasklaidai patrauklus. Be to apeliuojama į tėvus, kad jie turėtų kažką tai daryti, kritiškai vertinti žiniasklaidą, vėl likti ir žiniasklaidos pačios kritika žiniasklaidoje, įdomus ar ne kampas, pas kelių žodžių sakinyje. Tyrimas atskleidė, kad trūksta mokytojams, kas juos motyvuotų, stygius,
vėlgi stebime tos dramatizmo požymius, ar ne? Kadangi žurnalistas paprastai yra toks kasdienybės dramaturgas ir ieško tų momentų, kasgi yra kitaip, kuo įvykis nekasdieniškas. Arba tiesiog tie vaizdingi įvardinimai, ką dalis jūsų ko gero daro, na, jie yra labai patraukus. Pavyzdžiui, pamatysime, kiek Seime yra tylių kepenių. Toksai gražus išsireiškimas, na ir aš jį vis dar palikau, nors tarsi galima būtų ir naujų įrašyti, bet kažkoks toks labai literatūriškas posūkis antrašte. Čia dabar keli iš paskutiniai vakar dienos rastų straipsnių. Kafein kartos degančios akis pakeri, bet vyresnieji meta savų kozirių. Sudėtinga antraštė, ne? Čia jau tokia, bet norėjau parodyti, kad kartais ir komplikuota mintis gali būti publikuojama. Na ir čia jau yra tas apibūdinimas vaizdu, ar ne? Mes matom kažkokias degančias akis jaunų žmonių, o vyresniai tarsi meta tas kortas, tai kartais tas sugebėjimas vizualiai papasakoti istoriją tekstu, na, jisai jums atvers labai daug rašytinio žodžio pozicijų žiniasklaidoje. Kritiškas požiūris, ko nebuvo anksčiau, ar ne, kodėl reikėtų kritiškai vertinti tai, kaip Netflix mato Vilnių. Matome didelę organizaciją, didelę platformą prestižinę ir tam tikras toksai pastebėjimas, jog nebūtinai didelės organizacijos yra teisios. Kodėl vadovui taip svarbus turėti hobį? Atrodo, bus kalbama apie kažkokį eilinį sykį apie žmogaus hobį. Mes tikrai skaitę tai daugybę kartų. Bet kampas vėlgi, kodėl taip svarbu jį turėti? Na, kažkas įdomaus, ar ne? Tuomet ten gali būti statistika, gali būti požiūrio taškas, galbūt tas žmogus pasakojo, kodėl jis kaip blogai gyveno be jo, bet jau traukia akį būtent formuluoti, ar ne, tas kampas, svarba būtent. Kai nukentėjusysis yra gamta, vėlgi taip įdomiai įvilkta ta medžiaga apie būtent žalą gamtai, tarsi ją sužmoginant. Tai matome iš tikrųjų tokius pavyzdžius, kaip galima šiek tiek pasukti tą medžiagą, kad ji taptų aktuali ir geidžiama, nors tema galbūt yra ir pakankamai kasdieniška. Kas praverčia pateikiant informaciją žiniasklaidai? Ogi statistika, na, nes vienas dalykas yra jūsų kūrinys, bet vis tiek žurnalistas galvoja apie kontekstą ir kas yra iš to. Tai žiūriu, čia porą kažkaip mano dingo raidžių, porą pasislėpė žodžių, aš gal tada pakomentuosiu tiesiog juos. Platesnis kontekstas, ar ne, ir tuomet tas netradiciškumas, unikalus požiūrio taškas, kampas ir kasgi mums visiems iš to. Poveikis pasiekmė, ką tai duos visuomeniai, ekonomikai, atskiroms žmonių grupėms. Ir kuo tas poveikis didesnis, kuo daugiau visuomenės narių liečia, tuo, žinoma, turėtų ta žinia būti ir plačiau dengiama. Tai vėlgi, jeigu yra tam tikras kūrinys, galbūt tematiškai jisai atliepia temas, kurios aktualios ypatingai didelį grupį žmonių, tai tada tas temas būtų naudinga daugiau akcentuoti, siekiant, pavyzdžiui, platesnio dengiamumo toje pačioje nacionaliniai televizijai, o jeigu imti labiau nišinės temas, na, tai tada labiau nišiniai kanalai ir susidomėtų. Tai toks sprendimas yra, kągi ir kur norima pateikti, na, ir tiesiog žmonių grupė, kuriai ir jos dydis, kuriai ta naujiena būtų aktuali. Žinia. Tai dėl ko rodžiau maždaug tuos pavyzdžius, ar ne, kodėl rodžiau antraštės, jog dažnai, kai rengiu informaciją žiniasklaidai, aš arba pradedu galvoti nuo antraštės, kaip pasakyti savo žinią į vieną sakinį, arba tiesiog prigalvoju labai daug idėjų, minčių lietaus principų ir paskui ieškau to posūkio iš to. Ir tada, jeigu turiu daug idėjų, tai vienas panaudoju dabar, kitas kitą kartą, arba išdalinu pagal skirtingus žiniasklaidos kanalus, kad vieniems siūlau šitą kampą, šitą medžiagą, kitiems kitą, na ir tada jau iš savo tų idėjų ir ingredientų siūlau skirtingus patiekalus, kuriuos ruošiu pagal tai, kas ten vegetaras, ar, nežinau, veganas, ar valgo labai mėsos gerbėjas, ar
ir pagal tai išdalinu jau tą jiems turinį. Čia porą pavyzdžių, kuriuos parašiau ir buvo statų iš medžiagų, kurios buvo labai gerai dengiamas dėl būtent tokių formuluočių patrauklių, vaizdingų. Tai visuomet verta turėti bent vieną tokią kryptį ar posūkį. Ir aš pakomentuosiu, atsiprašau, kažkodėl ant šito ekrano, matau, nesimato teksto, bet galima atspėti. Tai citata yra skulptoriaus Michelangelo ir jis paminėjo, kaipgi jisai sukūrė Dovydo skulptūrą, kad jis tik išėmė tai, kas nėra Dovydas. Aš tik išėmiau, kas nėra Dovydas, buvo tekstas. Bet tai vėlgi labai paprasta, ar ne? Jūs turite žinią ir tiesiog išimate tai, kas nėra ta žinia, kitką pasiliekate kitam kartui, dar kitam kartui ar dar kitam. Dabar kitas pavyzdys tuomet būtų Eniš Kapur skulptūra, kurią būtų galima įvardinti taip, o aš išėmiau tai, kas nėra pupelė. Tai vadinamoji pupelė skulptūra, kurios oficialus pavadinimas yra Cloud Gate Čikagoje, ir noriu pasakyti, kad įdėjau akivaizdžiai šios du paveikslėlius vieną po kito, kad teikiant turinį žiniasklaidai, apskritai žiniasklaida ypatingai vertina unikalumą, autentiškumą. Taigi jūsų ta unikali kalba, jūsų unikali asmenybė yra labai patraukli. Ir dažnai, ypatingai pradedantis kalbėtojai, arba iš tikrųjų ir pasitaiko tiesiog dažnai tarp humanitarų, labai bando atitikti formatą ir bando tiesiog parašyti taip saugiai, kad ir kaip įprastai labiau. Bet kaip tik, jeigu jūsų ta kalba ar temos, turinys yra išskirtinis, tai jis automatiškai tampa daug patrauklesnis. Nes mums tada, va šita pupelė traukia akį, ar ne, vėlgi Dovydo skulptūra yra visiškai kas kita. Tai turint tą tokią, turint unikalų kampą ir ta unikali raiška visą laiką bus vertinama žiniasklaida, didžiąją dalimą atveju tai iš tikrųjų. Tai reikėtų drąsiai tiesiog su tuo keliauti ir galbūt ieškoti, kaip tai šiek tiek, nežinau, bandyti to nepamesti, o bandyti tai išsaugoti, tą unikalumą žiniasklaidai. Netapti tokiu kaip visi, vien dėl to, kad atvažiavo reporteris. Taip, dabar dar kitas pavyzdys. Čia mano sūnus buvo Venecijoje bienalėje su manimi ir einant iš tikrųjų į Kyferio parodą, kuriem visai patiko, mes susidūrėme su senųjų meistrų darbais ir jisai pareiškė, kad tai yra visiškai nieko gero, nes šiaip yra toks modernaus meno gerbėjas ir Eniš Kapur darbai, kur buvo pupelė, jam labai patinka, o čia visiškai ne kažką. Tai noriu pasakyti, kad kartais tokie vaizdai, netgi kurie yra užfiksuoti mobiliuoju telefonu, ir tarsi nėra didelės žinios, ar ne, jie gali atverti jums duris, ir ten keli žodžiai ir vienas vaizdas, daug geriau turint tą raktą, negu kad ten kažkokios ilgos paklodės apie abstrakčius dalykus. Tai vėlgi autentika, asmeninės patirtis, aišku, yra sprendimas, kiek komentuoti apie tą asmeninį gyvenimą, o kiek daugiau likti tik tai profesinio darbo rėmose, tačiau jeigu jūs kažkiek tai galite atverti savo, bent jau hobius, pomėgius, laisvalaikį, asmenybę, tai visą laiką yra patrauklu ir šiuo metu netgi socialinių tinklų naujienos yra rodomos televizijoje, apžvelgiamos, tai jeigu pradedate komentuoti ir tai darysite daugiau, automatiškai galite susidurti, kad norite ar ne, tampa jūsų įvairūs tokie vaizdeliai, jumis ir šeima ir vieši pamąstymai vieši. Tačiau vėlgi tai laikai yra tokie, kad tas rankų darbo namudinis turinys taip pat gali būti pakankamai, ypatingai turint aštrią plunksną, pasitelktas komunikacijai. Taip, tai dabar šiek tiek teorijos. Vaišnys iš vadovėlio Profesionalioji žurnalistika buvo įvardinęs štai tokius aktualius požymius. Savalaikiška, turi būti nauja šiandien, ar ne? Kodėl būtent
kalbame ne vakar arba nekalbėsime rytoj. Tai vienas pagrindinių raktų iš tikrųjų geram dengiamumui, kaip minėjau, svarbi kuo platesniam skaitytojų ratui, naujiena artima auditorijai, geografijos, nacionalinių psichologinių požiūrių. Tai labai svarbu šį aspektą apmastyti, nes tarkim, dėl ko naujienos vien iš Latvijos beveik nėra publikuojamos Lietuvoje. Dėl to, kad per toli mums yra. Arba, pavyzdžiui, siunčiant tą pačią žinią kokiai Kauno medijai, jie jau nededa jos. Nes tai yra, tarkim, per Vilnius ir jiems yra per, net nežinau, lokaliai skirta Vilniui. Tada jau reikėtų Kaunui kažkaip galvoti, pasukti, taip, konstruoti, pažiūrėti gal su jų istorija kažką ir su jų tendencijom. Tai labai svarbus aspektas dideliam dengimui. Na ir aišku, psichologiniu požiūriu yra tam tikros temos, yra kūno tylos spiralės, apie ką vengiama kalbėti tam tikrų laikų. Tai su vienom temom lengviau, su kitom reikia padirbėti, kaip jas įvilkti, kad jos būtų labiau priimtinos psichologiniu požiūriu. Įžymi naujiena apie žinomą vardą ar įmonę, organizaciją, tai labai pasisekė, jeigu jūsų vardas, jis yra atpažįstamas. Tiesiog vardas ir pavardė jau yra kaip prekės ženklas. Tai tuomet jums belieka tik tai tą žinią susidėlioti tinkamai ir tinkamai paskleisti, kad ją išpublikuotų, nes iš tiesų būtent žinomumas yra labai didelis raktas ir bent jau žurnalistas tada jisai perskaito, o jau tada ar ten suformuluota, ar yra kažkokia pagrindinė mintis, ar ne, apie ką tas turinys. Tada jau apie tai eina kalba, bet bent jau tai yra kaip ir privaloma peržvelgti, ar ne, svarbu paskaityti, kasgi buvo atsiųsta. Na ir aišku, neįprasta išsiskiria, intriguoja, įvykis įdomus ir originalus. Jeigu lėktuvas nusileido, naujienos dėja nėra, o jeigu ne, tai turbūt laukia pirmieji puslapiai. Tai kartais iš tikrųjų pakanka mūsų kabineto galvoje ir plunksnos sugalvoti tą kampą. Kartais, iš tiesų reikia įvykio ir jeigu ten kokios knygos nėra, tai turbūt televizijos taip neprisikviesi tiesiog kažkokią gražią idėją ar ten nuotraukėlę ar įdomių pamastymų. Tai lengviausia, kai yra abudu, kai yra kažkokia stipri žinia ir dar jos tas supakavimas toksai raktelis pasitelkiamas. Na ir turbūt didžiausias priešas būtent atsidūrimo toj žiniasklaidai, patekimo į ją yra buvimas toks kaip visi. Ir jeigu dauguma daro kokį nors dalyką, tai iš karto galima daryti priešingai ir jūs busite patrauklesnis pašnekovas ir busite daug labiau publikuojamas. Nes vėlgi, net pagal etikos standartus, žiniasklaida turėtų apžvelgti kelias pusės apskritai. Tai jeigu jūs matote, turite reakciją į įvykį visuomenėje kitokią, negu yra jį priimtina, tai galite drąsiai siūsti tą nuomonės komentarą, ekspertinį komentarą. Na ir labai tikėtina, kad jis bus išpublikuotas. Galima tai daryti tiek per spaudos centrus, galima tiek tiesiogiai pasiūlyti žurnalistui. Taip, tai pagrindinis būdas, kaip konstruoti naujieną, yra informacinė piramidė. Jog esminė informacija eina viršuje, kas, kur, kada, ką, kodėl, toksai faktinis lydas, kepurė. Tuomet informacija dėstoma pagal jos svarbą. Pati svarbiausia informacija aukštai, kuo ji mažiau svarbi, tuo ji yra žemiau. Tai vėliau seka antra pagal svarbumą žinia, trečia ir daugiau toksai informacinis fonas, ar ne, kad galime įsivaizduoti, kad tą ir tą dieną, ten ir ten bus išleista tokia ir tokia knyga, kurią parašė autorius toks ir toks, kuris jau yra parašęs tą ir tą, tarkim, ir pelnęs tam tikrus apdovanojimus arba, net nežinau, savo kūryboje unikaliai darantis tam tikrus dalykus. Ir štai yra tokie keli sakiniai viršų. Tada svarbiausia žinia ar citata galėtų būti, jau čia reikia pasukti galvą, tarkim, galbūt šis autorius 10 metų nebuvo išleidęs knygos. Taigi, įdomu, kodėl dabar ir ką mes čia tokio rasime. Galėtų būti bet kas kito, galbūt kažkokia tema labai aktuali, ar tai yra ekologija, ar nežinau, ten lyčių lygybė. Tai ką būtų galima pateikti kaip itin svarbų ir skubų dalyką, su kuo svarbu susipažinti. Na ir paskui jau toliau, tarkim, gali būti tam tikros apžvalgos, reakcijos, gerbėjų komentarai ir kuo mažiau tai yra, taip
svarbu atsidurti žiniose, tuo ta informacija yra toliau. Ir galime įsivaizduoti, jog naujienų tarnybos taip ir dirba. Televizija kertasi informaciją pačioj viršui. Pačiam viršui ir dėl to matome bėgančią eilutę, kur yra tada ir tada įvyko tas ir tas. Vienas sakinys arba pusantro. Tai vat iš tokių būdų pateiktos informacijos. Tuomet kitur, tarkim, arba jeigu jie reportažą atvyksta daryti, jau ir kažkokia pagrindinė esminė naujiena būna žiniose, kas yra apie tai. Jeigu ten, tarkim, kultūros reportažas šiek tiek ilgesnis, jau tas trečias irgi patenka segmentas, paklausimas kažkoks klausimas, kontekstas, platesnis požiūris. Na, jeigu jūs arba organizacija platina pranešimą žiniasklaidai, jų ten bus daugiau. Istorija, apžvalga, na, galbūt tendencijos, literatūrinės ir, aišku, leidžiant pačią žinią, jų į pranešimą, jūs galite norėti apačioje įdėti informaciją, kuri galbūt nėra jau tokia aktuali ir svarbi, bet kuri galėtų būti įdomi labiausiai susidomėjusiems. Tarkim, ar tenai apie komentarai apie buvusius planus, arba kažkokia labiau tokia šiek tiek ant ribos, galbūt reklama, net nežinau, tokia, kur ten įsigyti, ką nors, tokia, kur nebūtina būtų tikrai skelbti žiniasklaidai, bet, tarkim, jeigu įdėtų, būtų visai jums patrauklu. Tai va, tai sena gera informacijos piramidė visą laiką veikia ir rengiant informaciją pagal šį principą, jūs galite visą būti ramus, kad ji bus nuskaityta, perskaityta pačiu efektyviausiu būdu. Tai iš tikrųjų galioja dažnai ir kalbant su žiniasklaidos atstovais, kad jūs svarbiausią žinią pasakote iš pradžių, jį išgirsta, ištransliuojama, jeigu yra klausimų, keli klausimai iškeliami, jūs atsakote, na kaip ir viskas, paskui ten kažkokie jau papildomi klausimai, bet atlikta, pagrindinis darbas atliktas, suformulavus tą esminę žinią. Kitu atveju, jeigu kalbama labiau apie kontekstą, jūs klausinės ir tada karpys kažką iš to. Tai va, tai geriau visą laiką koncentruotis pasakyti esmę, ypatingai televizijai, trumpais sakiniais. Esmę pasirašius, 4-5 sakiniai, na ir paskui ten, jeigu ekstra klausimai, ekstra atsakymai, kurie dažniausiai nepatenka į eterį. Taip, tai jeigu ieškosite papildomos informacijos anglų kalba, tai yra vadinama Inverted Pyramid of Journalism ir apibūdinimai, bet komunikacijoje jie nėra vieno vadovėlio, yra tam tikri principai, na ir dauguma dar yra skirtingų labai variacijų ir truputėlį tai aiškina kitaip, bet, na, iš esmės yra visiškai tas pats. Tai va, tiesiog gal labiau kitais žodžiais. Tai čia, jeigu kažkam būtų lengviau suprasti, kad toliau seka pravarti, bet netokia gyvybiškai svarbi informacija tos žinios. Ir jūs galite mokintis atėję į spaudos centrą st.bns.lt. Čia labiau rašytinis žodis, jau yra pranešimai žiniasklaidai, ar ne? Bet jūsų atveju jums yra labai pravartus, nes, na, iš tikrųjų, jūs puikiai rašote ir tik tai reikia kažkiek tai valdyti to žanro labiau publicistinio. Tai BNS spaudos centre ten rasite visko, dauguma pranešimų geriausiai paremtų yra vis dėlto viešųjų ryšių agentūrų, kur dirba profesionalai. Rasite ir labai prastų tekstų, kurie bando būti pranešimais. Ar, na, ten viską, kas susimoka už paskyrą, ten galima įrasti. Bet žurnalistai tenai vis tiek jie turi peržiūrėti, kas yra svarbaus. Dabar, kas yra įvykę su sena gera piramidė, informacinė piramidė, šiuo metu ji visiškai yra devalvavusi ir nemadinga. Ir iš tikrųjų, ta prasme, dalis tokių žmonių, ypač kur ilgiau dirba, jie naudojasi ir viešųjų ryšių agentūros, jie naudojasi netgi rengdami tekstą, kuris atrodo toks laisvesnis ir labiau apie tendencijas, apie orą ir debesėlius, bet dauguma tokių mažiau įgūdusių vartotojų, na, ir komunikacijos specialistų, kurie, pavyzdžiui, nebaigia komunikacijos mokslų, nedirbė agentūrų, neturėjo to apmokymo, ar ne, pradinio, jie bando parašyti, bet nesuvokdami principų, parašo tiesiog rašinėlį apie viską ir tai paprastai, na, tai nėra taip patrauklus žiniasklaidai, dėl to, kad jo tada neįmanoma lengvai suvaldyti ir išsipjaustyti skirtingomis dalimis ir tuomet labiau, jeigu tą dieną nebuvo ką įdėti, tikrai būna, ten nėra įdomių naujienų, galbūt įdės, galbūt ne, visą laiką
vadovaudamas šitų principų, esmė priekyje, viršuje, tik tai išlošti. Ar tai reiškia, kad žurnalistai iš principo neturi laiko tam perrašymui? Reikia pateikti taip suprantite, kad jis galėtų jį tiesiog imti ir ten įsidėti arba išsikirpti ir įsidėti, bet negu perrašymui. Taip, puikus komentaras, gal įgarsinsiu, kam netaip gerai girdisi. Ar žurnalistai linkę perrašyti medžiagą? Tikrai ne. Reikia orientuotis taip, kad jūs siunčiate tą jau ready-made paruoštą informaciją, paruoštuką ir jie paima ir tiesiog įsiklijuoja į savo portalą, laikraštį, ar kuriems tenai reikia, ar į televiziją eilutę, pirmą sakinį. Tai puikus pastebėjimas, bet būtent, kad kadangi niekas neperrašinės teksto, tai reikia parašyti taip, kad jisai būtų tinkamas. Gerai, tai eilinė diena redakcijoje nėra pati paskutinė informacija, bet nelabai jį ir pasikeitė. BNS agentūros vadovė buvusi pasidalino informaciją, kiekgi redakcija kasdieną sulaukia laiškų. Tai galime įsivaizduoti, pabandyti susumuoti ir tai yra apie 2,5 tūkstančio elektroninių laiškų per dieną įkrenta į elektroninį paštą, na ir publikuojama yra apie, galime įsivaizduoti, jeigu vien Lietuvos, na, čia parašyta 300 žinučių, bet čia jau taip maksimaliai, ar ne, žinučių. Na, tai proporcija tokia yra, konkurencija yra didelė, bet atrinkti pelus nuo grūdų reikia labai daug laiko. Tai reiškia, kad žmonės, kurie dirba redakcijose, jie visą laiką pas juos tiesiog krenta kaip loterijai nauja informacija, žinutės ir iš kurių iš 5 žinučių 4 bus visiškai nieko vertos, viena galbūt kažkuo naudinga. Tai, kad laiko kiekvieną atsidaryti ir pasigilinti nėra, dėl to kartais, dėl ko kaltinama paviršutiniškumu, kad tiesiog nėra fiziškai kaip įsigilinti į visas žinias ir jeigu ten kažkas konstruota nelabai efektyviai, tai gali tiesiog nepastebėti ir nepastebės vien dėl to beviltiško srauto, kuris užklumpa žiniasklaidos darbuotojus. Plus paskutiniu metu, redakcijos patiria didelę konkurenciją iš interneto reklamos ir mūsų tas cechas toksai yra labai nukentėjęs ir dėl Google reklamos, dėl Facebooko reklamos prarandamos pajamos ir tarsi bandoma iš tikrųjų Europoje nueiti į prenumeruotas naujienas ir pritraukti tą išsilavinusį vartotoją, kuris skaitys būtent pirks prenumeratą ir taip pasieks vertingiausią turinį. Tai matome ir Delfi pliusą, ir 15 minučių Max, kad jau ir atsidarę Delfi pačiame viršuje matome užrakintas naujienas ir negalim pasiekti teksto. Tai visoje Europoje yra šitas vyksmas, ir dabar jau redakcijos džiaugiasi, 15 minučių BNS medijų pusryčiuose dalinosi visai neseniai, jog jau prenumeratorių skaičius juos džiugina, tačiau laikai nėra patys geriausi ir tų darbuotojų nėra tiek daug, kad jie galėtų tikrinti arba būtų taip gerai apmokami, kad visuomet turėtų žvitrę akį ir galimybių net įsigilinti į dalykus fiziškai. Taip, dabar Aleksandros Ketlerienės LRT LT portalo redaktoriaus pavaduotojos, čia buvo citata pavaduotojo, kad vienam laiškui vertinti turimos kokios 3 sekundės, tai kaip ir pradžioj žiūrėjom, 1, 2, 3, viskas į šiukšlių dėžutę. Tikrai situacija labai negailestinga. Ir toliau keliauju. Čia sena skaidrė, kaip atrodo redaktoriaus elektroninio pašto adresas. Sunku nesusiorientuoti, kas čia krenta į jį, ar ne, ir dėl to apie bendravimą su žiniasklaida reikia pradėti galvoti jau nuo jūsų vardo ir pavardės laukelio, kaip jisai atrodo, ar įmanoma suprasti, kas siunčia tą tekstą ir jūs matomas jūsų vardas pavardė ir pačio pranešimo pavadinimo lauko, kaip jis yra įvardinamas, nes jeigu yra pranešimas spaudai arba naujiena, tai dauguma bus tokie patys ir jis nebus skaitomas. Tai reikia bandyti jau tą antraštę įdėti į laukelį ir suformuluoti žinią jau joje. Tarkim,
Taigi turi būti abstrakti pranešimas spaudai, bet ta konkreti žinia. Taip, pavyzdžiui, tenai šiandien knygynus, ne, dar reikėtų maksimaliai trumpinti. Knygynus pasiekė, tarkim, ten R.pavardenio nauja knyga. Jeigu R pavardenis yra žinomas, jeigu ne, tai ten nauja knyga apie X, Y, padaro kažkokį Y, pokytį. Jo. Jo. Tai tada mes kaip ir manome, kad tai paspaus, ar ne? Irgi jeigu ten kažkoks info centras arba pseudonimas siunčia, tikėtina, kad net nebus paspausta, nes bus palaikyta kaip spamas. Čia jeigu siunčiate tiesiogiai redaktoriui arba žurnalistui, susiradę kontaktus portale. Tai iš tiesų geras būdas yra nesiuntinėti ten kokie nors info naujienų portalas LT, bet siūsti jau naujieną ar temos pasiūlymą konkrečiam žurnalistui ar skilčių redaktoriui, kuris jūs domina. Tai vėlgi visose žiniasklaidos kanaluose pateikiama yra ta informacija, apie kontaktų, galima surasti darbuotojus ir rašyti konkrečiai, tai yra žymiai efektyviau negu siūsti bendriniais elektroniniais paštais. Kaip minėjau, esame atskleidžianti elektroninio pašto eilutės informaciją, naujiena kuo aukščiau pačioje laiško pradžioje. Lygiai tas pats kaip informacinė piramidė yra ir čia. Ir dabar mes jau priedų tekstų nebeprisegame, viską rašome paklodę pačiame teksto lauke. Ir vėlgi vizualinė informacija visuomet geidžiama, nuotraukos, video klipai, informaciniai grafikai, tačiau svarbu žiūrėti, kad jie nebūtų per daug, kad jie nesvertų per daug ir būtų puiku, jeigu jis būtų laiškas lengvas iki kelių megabaitų kartu sudėjus, o daugiau būtų pasiekima nuorodoje atsisiųsti. Žinoma, šie punktai negalioja, jeigu vyksta krizė ir tuomet reikia greitai reaguoti ir atsakyti iškart, jau tuomet jūs turbūt tos problemos kaip kažkur patekti neturėsite ir atvirkščiai reikės pasakyti esminę informaciją, užkertant kelią problemos eskalavimui. Tiesiog pateikti informaciją, kasgi yra įvykę. Gerai, tai tada, čia žiūriu, viskas gerai šitą aptarėme ir keliauju toliau. Aha. Taip, dabar patarimai. Dažnai sulaukiu komentarų, norima komentuoti tik tai, pavyzdžiui, nacionaliniam transliuotojui arba tik tai radijui, toms priemonėms ir kanalams, kurie yra labiau patrauklus. Nes žinoma, radijoje jūs gaunate daug eterio, ten galite ramiai kalbėti, atskleisti savo požiūrio tašką, tačiau svarbu galvoti apie dengiamumą ir, tarkim, čia yra šio rudens, matome duomenis, rugsėjo mėnesio duomenis iš Audience.lt, Gemius Audience tyrimas. Ir pavyzdžiui, LRT.lt portalas per dieną pasiekė apie 250 000 vartotojų, tačiau Delfis 486, TV3.lt, kur pati televizija, sakyčiau, būna taip, kad žiniose pateikiamos naujienos, kurios galbūt, kurioms reikėtų galbūt gilesnio vertinimo. Arba ekspertai nuėjo kalbėti į šias žinias, jie skundžiasi, jog tai buvo pateiktas kažkas išimta iš konteksto, tai tikrai yra tas niuansas. Arba LRytas.lt, vėlgi, gal tam tikri įvaizdžio dalykai, akcininkų, dėl ko dalis žmonių nėra linkę apskritai komentuoti ir duoti interviu tenai ar siūsti. Kaip siūsti medžiagas, tai mes siunčiame, bet kažkaip tai giliau bendradarbiauti, ar ne? Tačiau reikia suprasti, jog pasiekiamumas yra labai didelis. Klausimas, kodėl auditorija renkasi tokias priemonės, ar ne, ir kas yra ta auditorija. Bet jeigu jūs norite pasiekti poveikį, tai turbūt jums ta kritinė masė yra svarbi ir svarbi, kad žmonės pradėtų galvoti ir tie, kurie galbūt nesusimąsto apie jums rūpimus dalykus. Tai tuomet skaičiai tikrai yra pravartus. Tas pats 15 minučių LT, apie 377 000
vartotojų per dieną. Vėlgi ženklus skirtumas, ar ne, nuo to pačio LRT LT. Vėl mes turime galvoti, kur ten ta mūsų naujiena ir interviu bus. Juk jinai nebus, kad 300 000 perskaityti, net kažkur bus apačioj. Galbūt tada pasilaikys truputį geriausiai vietoj, bet trumpai. Tai tada turim galvoti, tai kada siūsti tą naujieną, prasideda visi šitie dalykai. Tačiau, jeigu, kuo jūs imate labiau nišinį kanalą, tuo apskritai žinia, kad jūs tikimybė, kad jūs paskaitys didelė auditorijos dalis, jinai vis mažėja. Ir tarkim, kalbant apie statistiką, čia dabar nesimato, tai 16 numeris yra LNK LT. Dėl to ir tarsi galėtumėte įtarti, kad aukščiau yra, bet taip nėra. Taigi, jeigu domina populiariausios lietuviškos interneto svetainės, adresas yra audience.lt, Gemius Audience tyrimas, ir ten galite eiti į websites ir aš ten paprastai pasižiūriu bent kas mėnesį, kaip keičiasi. Tai top 5-tuke didelių pokyčių nebūna, kartais kažkas apsirikiuoja viena vieta, bet maždaug tendencijos yra, ne vienus metus daug maž tokios. Per kelias pozicijas gal pasistumdo. Taip, tai vis dėlto džiugios naujienos televizijos interviu gerbėjams ir mėgstantiems duoti interviu televizijos žinioms, jog vis dėlto televizija yra labai žiūrima Lietuvoje ir ne tik, gal apie tai mažiau tik tai šnekama, ir pasiekiamumas buvo 31,5%. Tai jeigu ten kalbėjome, matėte, 500 milijono taip ir nepasiekė, tai čia yra daugiau vertinant, kad 2,8 milijono. Vėlgi, su ta statistika yra taip, kad čia skaičiuojama dabar vyresni negu 4 metų amžiaus gyventojai, o ten turbūt jie neturi kompiuterio dar asmeninio ar telefono. Tai čia mes truputį lyginam obuolius su apelsinais. Bet vis dėlto, televizijos reitingai yra, galima pasiekti trečdalį gyventojų, net beveik trečdalį, net ir jaunesnių. Tai LRT, jo, trečias yra. Ir televizija jų labai vejasi, matote. Portalas buvo irgi, jisai buvo aukščiau, bet dabar kažkodėl yra pakritęs. Taip, tai kaipgi susigadinti santykius su žurnalistais? Vienas geriausių būdų yra slėpti tą naujieną, kuri jiems yra įdomi. Jau jeigu jie nori atvažiuoti ar kalbinti apie knygą, ar kažkokių kitų klausimų, reiškias, jie jaučia tą pulsą ir kažkas labai intriguoja ir įdomu. Tai jeigu jūs jiems tų komentarų neduodate, kyla tada pasipiktinimas, nes atrodo, kad kažką slepiate, kažkas galbūt yra, kažko nenorima sakyti, yra galbūt tam tikrų motyvų, kurie gali kelti grėsmę ar pavojų ir kyla įvairių papildomų minčių, kurios nėra naudingos ateityje, norint tų gerų santykių su žurnalistais. Tai iš tikrųjų netgi geriau komentuoti, jeigu ir yra kažkokia bloga naujiena, įsivertinus, ką jūs tuo metu tikrai galite pasakyti ir kokia yra situacija, bet jūs greičiau užgesinsite mažą liepsną, negu paskui didelį laužą tenka gesinti labai ilgai. Aišku, patekus į krizę, galbūt verta pasitarti su profesionalais, bet visi jums sakys tos pačius ten punktus, ką daryti, ir tiesiog reikia juos atlikti, kaip tą karčią piliulę suvalgyti, ir greičiau bus galima gyventi toliau. Taip, pažadėti ekskliuzyvinę naujieną ir pasidalinti ją su kitais. Dažnai taip atsitinka, jog tiesiog paprasčiausiai pasiūloma tema vienam žiniasklaidos kanalui ir tada netyčia ar dėl kitų priežasčių pasiūloma kitiems. Tarkim, jūs lyg taip pasiūlėt ten kokiam LRT žurnalistai kultūros parengti reportažą, taip kaip išskirtinį iš anksto pasidalinti apie būsimą jūsų knygą, detalę informaciją su nuotrauka, tarkim, ar ten su nuotraukomis, gal su kažkokiam knygos ištraukom netgi, kažką tokio labai įdomaus, ar ne? Ir paskui netikėtai, tarkim, buvo spaudos konferencija, kur jūs ten šnekėjote, priėjo koks nors kitas žurnalistas ar žurnalistė, kad ir 15 minučių, vėlgi irgi kultūros būna puikių medžiagų, ir jūs sakote, netyčia, tai gerai, aš spontaniškai, tarkim, užsprūsta, pašnekėsiu ir jums duosiu tą informaciją. Ir, tarkim, jau tuo metu buvote pasižadėję ir dabar
baisus interesų konfliktas. Tai tokiu atveju, iš tikrųjų labai jautriai žurnalistai reaguoja ir asmeniškai, tai tiesiog verta atsiprašyti, ir kažkaip tai pagalvoti, kad taip neatsitiktų. Gali būti, kad tai padarė net ne jūs, o kažkoks kitas žmogus, tarkim leidėjas ar ne, ir leidykla kažkas suplanavo, kad jūs reprezentuojate. Vėl tada tuos susitarimus vidinė komunikacija labai svarbu ištransliuoti kolegoms, kad jie žinotų, jeigu jau sutarė, kad nesiūlytų tų temų. Nes čia, šie atvejai tokie yra skausmingi, nes ta būtent iš ankstinė medžiaga kažkaip išskirtinė visiems labai svarbi ir visi nori būti pirmieji, visi nori papasakoti tikrą istoriją, papasakoti daugiau ir visai geriau, tai jeigu jūs susitarėte, tai būtų pravartu laikytis tų susitarimų. Kitas tikrai iš tokių baisiųjų dalykų sąrašo yra išgaruojantis šaltiniai ir žurnalistai nuolat to skambina, skundžiasi, kad jie paskambina kam nors ir sako, taip, gerai, pašnekėsiu, pakomentuosiu, skambina po 10 minučių, nėra žmogaus, po pusvalandžio nėra. Ir, žinot, kaip per dieną tai nutinka kelis kartus, tai toksai atsiranda net ir žodinis juodasis sąrašas ir ta informacija pasklinda iš lūpų į lūpas ir paskui sudėtinga. Tai tikrai kartais taip atsitinka, kad nebegalima pakomentuoti, pasikeitė situacija, ar tiesiog nebespėja, tai geriau tiesiog informuoti, kad negalit, ar vėluos ta medžiaga, ar atsiprašyti, kad nepavyks šį sykį bendradarbiauti, bet informuoti apie situaciją. Nes įsivaizduokite, ten tie laiškai krenta, yra dar reikalavimai iš redakcijos atiduoti tam tikrą skaičių medžiagų, tai jeigu kažkas susitariama ir neįvyksta, tai žurnalistai labai jautriai reaguoja. Jie patenka į realiai tokį problematišką situaciją. Nekalbėti nutikus kriziai, tai vėl kyla įspūdis, kad kažkas slepiama ir blogai, ir tas baisiausias žodis yra nekomentuojama. Tai jeigu kažkas iš tikrųjų kažko negalima viešinti, tai reikėtų tiesiog suformuluoti tam tikrą sakinį, tada pozityvesnį, kodėl tai to negalima daryti. Pavyzdžiui, asmeninių sprendimų šeimininis gyvenimas nėra viešinamas. Ir visiems labai aišku, kad ko gero žmonės interviu iš jūsų nepaims. Tačiau, tai yra toksai pozityvus atsakymas, kodėl tokios informacijos nebus pateikta. Reikalauti publikacijos, vėlgi, netgi pasiūlius tą išankstinę medžiagą, mes niekuomet nesame tikri, ar ji bus išpublikuota, ar viskas taip įvyks, nes žurnalistai nuolat sulaukia kitų temų ir, kiekviena diena būna naujų įvykių, kurie gali būti tikrai svarbesni ir vakar atrodė vienaip, šiandien kitaip ir galbūt jūsų tos medžiagos neišeis tiesiog įdėti. Taip pat dar yra redakcija, kuri turi savo planų ir kartais žurnalistas tikrai ne iš blogos valios, bet tiesiog negali tos suplanuoto dalyko išleisti. Tai vėlgi, nelabai čia ką pareikalausiu ir žiniasklaida negali įsipareigoti transliuoti vienas ir kitas naujienas, nes kitaip jums tas skaidrumui kiltų didelis pavojus. Taip, dabar aš pirmiausia klausiu, iki kada reikia informacijos, jeigu jau mane kažkas kreipiasi, nes ar jos reikia už 10 minučių, ar po kelių valandų jau yra labai didelis skirtumas. Jeigu tas laiko tarpas ilgesnis, jūs galite geriau pasiruošti, apgalvoti, ar ne, ką norite pasakyti, paieškoti to išskirtinio kampo. O galbūt tos informacijos reikia rytdienai. Tai vėl jūs kitaip, negu jūs pulsite iškart atsakinėti. Taigi iki kada, iki kurios valandos ar dienos. Pravartu paprašyti atsiųsti klausimus elektroniniu paštu. Nes net ir patyrę kalbėtojai niekada nekalbės taip gerai žodžiu, negu kad prisėdė tiesiog užsirašę raštu. Ir net man šios paskaitos metus sudėtinga yra kalbėti, nes aš bandau tarsi cenzuruoti savo kiekvieną žodį, lyg jis būtų rašytinis. Tai man būtų tiesiog praščiau aprašyti šios patarimus. Ir iš tiesų, dažnai, kai interviu yra tokie keistoki, aš paskui paklausiu žmogaus, ar jis jį davė telefonu ir sulaukė atsakymo taip. Ir stengiuosi niekam nepatarti komentuoti telefonu. Tai žurnalistai irgi būna linkę tiesiog atsiųsti tuos klausimus, jiems nėra taip sunku ir svarbu paklausti, iki kada reikia ir tuomet tikrai bus atsakymas toks, kokį jūs siuntėte ir turėsite raštišką dokumentą, jeigu ką. Ir tikrai puikus būdas būti labai gerų komentuotojų žiniasklaidai. Svarbu tik tai prisekti nuotrauką, nepamiršti bet kuriuo atveju. Dar apie tai kalbėsiu.
Taip, kokia tema ar kontekstas, kas dar bus kalbinamas. Kartais kyla įspūdis, jog tarsi žurnalistas jums nepatikė visos informacijos, arba lyg tai, kad kažkas truputėlį ne taip jaučiasi, intuicija kažką sako ar ne, tuomet verta paklausti, kas dar kalbės šią temą. Arba kokia yra tema, kaip ji vadinsis. Tuomet išgirdę atsakymus jūs galėsite nuspręsti, ar jūs norite ten būti ar ne. Na, kitu atveju jūs einate į neaišku ką, tai yra gan rizikingas dalykas. Tai tokio, jau kai pajaučiu, kad kažkas gali būti, apie ką reikėtų žinoti iš anksto, aš užduodu tokius klausimus. Apie kitus kalbėtojus ir apie temą. Lengviausia visuomet susidraugauti, paprastai, draugiškai, pozityviai stengtis padėti, nes žurnalistas turi misiją ištransliuoti svarbias žinias visuomeniai, jo darbas yra sunkus, naujienų yra daug, spaudimo yra daug, suinteresuotų šalių yra labai daug. Dėl to, jeigu mes tiesiog greičiau ir patogiau pateikėm aktualią informaciją, negu tai įvyktų be mūsų pagalbos, tai paprastai mums skambina tuomet ir dar sykį, nes, na, dauguma tų žmonių, kuriems skambina, to dažnai negali padaryti. Tai jeigu kažkas nekomentuojama, išsiaiškinti iš anksto kalbėjome. Operatyvumas, tai žinant, kada reikia tos informacijos, daug lengviau jo pasiekti. Svarbu iš tiesų kelti telefoną. Ir jeigu jau taip esam nusiteikę su žiniasklaida bendrauti, tiesiog atsiliepti nežinomą numerį, įsivesti labai svarbų žurnalisto numerį, tada jūs matote, kad jums jisai skambina ir būtinai atsiliepsit arba parašysite žinutę, kada galite kalbėti. Tai labai padeda tokie paprasti dalykai. Susikurti ilgalaikius ryšius. Pridėti nuotrauką ir vizualizaciją. Tai iš tiesų vienas esminių yra patarimų. Jeigu jau jis kreipiasi, tiesiog nusiųsti ir nuotrauką. Ir tuomet, na, jūs tiesiog prie tos publikacijos matysite, nes, kaip matėte, bet kur internete srautas yra toks didžiulis, kad jeigu ten yra tekste, mūsų akis net neužsikabina. Tai jeigu jūs pridedat nuotrauką, ją ir įdeda. Jeigu nepridedat, paprastai net ne krūvis toks didelis, kad gali nekilti mintis ieškoti dabar archyve, kurią čia pridėti, tai reikalauja tam tikro laiko sąnaudų. Tai jeigu jau yra tas priedas, tai žurnalistui net ir pasąmoningai kyla mintis, kad reikia dabar pridėti tą kalbėtoją. Nes net ir su labai įtvirtintais kalbėtojais įvairiai nutinka. Jeigu nesiunti, kartais įdeda, kartais nededa, o jeigu prisegi, tai paprastai ir įdeda. Be to dar tada įdės greičiausiai tą, kurią nusiuntėte. Nes kartais irgi su to būna įvairių niuansų. Gerai. Taip, 5, tai tada judu šiek tiek greičiau į priekį. Na, aš dar visą laiką turiu probleminių klausimų atsakymų sąrašą. Tai tiesiog gavus sudėtingų klausimų, juos išsirašau į atskirą failą ir tada pildau atsakymus. Tai kai pasiruošiu kažkokį gerą atsakymą, tuomet aš jį turiu. Tai pavyzdžiui, jo, Neil deGrasse Tysono nuolat klausinėdavo apie įvairius šarlataniškus, apie visokius NSO dalykus, tokius, kas jam, na, pabodo jau bandyti kažkaip taip aiškinti žmonėms. Ir jis tuomet pasakė, jog skaito tokius ir tokius, būtent tas knygas apie paranormalius reiškinius, nes bando suprasti tuos žmonės. Ir kažkaip jam, turint tokį atsakymą, visas komentavimas palengvėjo. Tai masterclass.com jis pateikė tokį pavyzdį. Tai vėlgi, jeigu nuolat sulaukėt klausimą, kodėl ten rašote apie tą ar aną, ar kodėl jūs ten neetiškai kažką jūs kaltinat, patogu turėti porą sakinių, kuriuos visą pateikėt. Jums pačiam bus ar pačiai kur kas lengviau. Tai gal net ir iš anksto, jeigu jauti, kad yra kažkokios vietos, kur taip nepatogu, tai pasiruoštas atsakymus ir dar net jeigu nepaklausite. Taip, iš tikrųjų patogu juos turėti ir čia pasakiau, kad kai sulauki kaupi, bet jeigu jūs žinote dalykus, tai žinoma, kad pasiruošti verta net iš anksto ir žinoti, kaip jūs atsakysit. Ypatingai dar einant į eterį, į laidas, kur ten yra gyvas kalbinimas, tai vat visiems tokiem dalykam.
Taip, tai dabar kaip pravartu pamastyti, norint pasiruošti tuos probleminius klausimus, atsakymus, kogi klausia kitų rašytojų Lietuvoje, kogi klausia kitų rašytojų užsienyje, ar yra stereotipų, kokių problemų yra šiame sektorėje, gal kažkas turėjo reputacijos krizę, na, kultūros sektoriuje iš vis paskutiniu metu daug buvo čia tų krizių, ar ne? Tai ar jūs esate susijęs su žmogumi, kuris buvo tokioje krizėje? Dabar ar jūs galite būti vaizduojamas kartu? Ar gali būti gali būti asociacijų, jog jūs esate susiję? Kaip savo veiklą galite atsieti, užtikrinti, jog yra skaidri? Ar galimi apskritai konfliktai su organizacijos vadovybė arba partneriais, kaip leidyklomis? Dabar vėl su tom leidyklom buvo čia tokių neigiamų labai publikacijų ir viešoje erdvėje buvo ir socialiniuose tinkluose mačiau tokį didelį laužą degantį. Na ir kur yra tie karštieji taškai, kurie gali pradėti degti, ar yra kažkokių rusenančių dalykų, ar yra tam tikrų vietų, kurios lengviau užsidegtų, kažkoks popierius ar ne, kur tiesiog jeigu jau degtukas užkris, tai labai viskas suliepsnos. Popierius tirta. Na ir jeigu jūs esate turėjęs ar turėjusi krizę, irgi tai yra, tai daugam taip nutinka ir daug komentuojant, kuo daugiau to komentuoji, tuo daugiau šansų, kad taip atsitiks. Arba kuo rašai kažkiam drastiškesniam temam. Bet jeigu jūs buvote toje krizėje, kaip jūs šiuo metu ją sprendžiate? Ar ji dar aktuali? Ar jūs turite galbūt tos kelis sakinius, ką jūs sakote? Na ir vėlgi, ar problema buvo išspręsta? Ar buvo atsiprašyta, ar buvo pateiktas paaiškinimas, ar yra išrišimas šitos istorijos ir ji yra nebeaktuali. Jeigu ne, tai tada reikėtų galvoti, gal kažkas nebuvo padaryta, jeigu jūsų kaltė, tai galbūt nebuvo atsiprašymo arba nebuvo to korekcinio mechanizmo, nebuvo užtikrinta ir daroma, kad ta veikla nebepasikartos. Na tai žiūrėti, ar ankstesnės krizės nebėra aktualios, nes jeigu jos yra aktualios, bus ta pati problema, kad bet kokios spaudos konferencijos ar viešo kalbėjimo metu, jums vis užduos tą klausimą. Ir tada, kai jūs jį atsakysit, jis išeis kaip pagrindinis, kaip reakcija į tą įvykį. Ir tai, ką jūs kalbate, ar ten naujas kūrinys, nueis į šešėlį. Tai, didelė labai rizika, dėl to reikėtų pragalvoti ir pažiūrėti tą poziciją ir išspręsti senas, pagaliau, jeigu jų yra senai rusenančias problemas. Tai dar šiek tiek pavyzdžių. Visi sulaukia kritikos ir nesvarbu, ar tai būtų verslas, ar kultūra, tų kritinių klausimų ir tokių, negalima sakyti priešiškų, bet tokių bandančių tarsi kažką įrodyti, jų pasitaiko ir jiems tuomet tas probleminių klausimų atsakymų, tas failas, dokumentas yra labai svarbus. Tai tarkim, kosmoso tyrimo atstovus visą laiką klausinėdavo apie milijardus išleidžiamus tiems tyrimams. Normalu, ar ne? Tai vėlgi paskaičiavo mokslininkas, kad tiek planuoja išleisti per eilę metų. Padalinus per vienus metus jau būtų mažiau, negu amerikiečiai per juos išleidžia lūpų balzamo tutelėms. Tai gal reikėtų daugiau mokslinius tyrimus investuoti, nes jeigu iš tikrųjų vazelino tubelį ir kosmoso atradimai, kur mums galbūt kažkur reikės kraustytis, tai čia nėra net ko lyginti. Tai iš tikrųjų ir televizijos reporteriai juokėsi, ir net operatoriai juokėsi. Visiems patiko štai toksai juokas, bet pagaliau išvadavo, jisai rado raktą, kaip atsikratyti šito baisaus klausimo ir vieną kartą ir visiems laikams. Tai gal dar kažkas paklausė, bet paskui netgi jau jie žinodami jo atsakymą nebeklausinėjo šitų dalykų. Tai vėl taip pat, kodėl mums turėtų, jeigu čia tiek milijardų apskritai rūpėti, ten kažkokie kvantiniai, nežinau, tenai nežinomas pavadinimas, ar nesudėtingas. Pateikė pavyzdį iš statistikos, ir 20-aisiais buvo investuojama į kvantinę fiziką ir atrodė lygiai taip pat, kad pliuka akimi net nematome tų atomų, o paskui šie atradimai padėjo atsirasti kompiuteriui, nuo informacijos šiemet priklauso nuo trečdalio iki pusės pasaulio ekonomikos. Dažnai tyrimai, statistika padeda atremti tos prieštaravimus ir žvilgsnis retrospektyviai suformuluoti gerą atsakymą. Tai iš tiesų užtenka į tos probleminius klausimus sukalti, sukonstruoti tos 3-5 sakinius, kurie jums bus labai pravartus sudėtingomis situacijomis. Geriausia, jeigu galite palyginti su tuo, ką auditorija supranta, kas jai yra artima, kas yra paprasčiau, ar ne, kažkokie ten būtent vazelino tubelė yra suprantama, o ten kosmoso tyrimai ne. Kompiuteriu suprantama,
ten kažkokie atominiai eksperimentai nelabai. Gerai, tai dabar lengviausia pradėti, ar ne, tarkim, jūs jau galbūt norėtumėt ir kažkokiam leidiniui pasiūlyti daugiau temų apie save parašyti. Galbūt yra toksai leidinys, dabar tikrai ir nišinės žiniasklaidos yra labai įdomių kanalų. Tai pravartu prieš jau einant ar kviečiant redaktorių, žurnalistą susitikti, pragalvoti kelias temas, bent 3 turėti kampus, kągi jūs galėtumėt pasiūlyti, ar ne? Ten, tarkim, vieno pobūdžio, kita labiau kitokio, trečia dar kokia nors linksmesnė, tarkim, su humoru, ar ne? Tuomet pasiskaityti apie tą žmogų, apie tą žurnalistą, panagrinėti publikacijas, kągi jisai rašo, ką jisai paskutiniu metu yra išleidęs, tada jūs visiškai kitaip galite ir pajausti, koks maždaug tai yra, kokia tai yra spalva ir kaip jisai dengia informaciją ir, na, temų jo įvairovę. Ir kitus tokius subtilius dalykus ir galbūt pakomentuoti ir apsispręsti, ar tikrai su šiuo norite žurnalistu bendrauti, ar galbūt kito paieškoti. Ar tai reiškia, kad, sakykime, išleidžiu vieną knygą, ar ne, išsirenku 5 ar 10 žurnalistų sąrašą ir tada pagal tai, kas yra jo tas arkliukas, galiu tą knygos pristatymą ir pakreipti jam aktualią temą. Taip, iš tiesų, tai galbūt, na, kaip visą laiką verta pradėti nuo to bendradarbiavimo, bendro požiūrio asmenybių, nes galbūt tada jūs galite jį pakviesti ir pamoderuoti diskusiją su jumis. Tarkim, dabar Europos šalių kino forume Skanoramoje mes bendradarbiavom šiemet bandome pradėti tokį gilesnį bendradarbiavimą su LRT žurnalistais ir jie žiūri mūsų svečių sąrašą, temų sąrašą, kad galėtų vesti pokalbį su jais, kino klubo interviu. Tai toks įdomus posūkis, kas jiems įdomu ir mums įdomu ir kur mes galėtume pasidalinti. Tai vėl naujas visai formatas, ar ne? Tai iš tikrųjų, jeigu iš tiesų randate autorių, kuris jums artimas, patinka, tai, na, gali būti tas rezultatas abiem pusėm labai džiuginantis. Tai va tada ir, na, smagu gal dirbti, nėra tas toks juodas darbas ir ten kažkur siūsti į neaišku kur tas žinias. Paprastai žurnalistai klausia, na vis tiek jiems reikia aktualių ir jiems reikia tų, na, vat ką, iš publikacijų. Jie vis tiek klausia, tai kokie jūsų planai, ką jūs artimiausiu metu žadate daryti, kas čia įdomus vyksta, kada bus dar naujesnė knyga ir kada kažkokių kitų dalykų svarbių. Tai tą pasiruošti, ką jūs galite atskleisti. Jeigu kažko negalite ar nenorite, na, tai tiesiog nesakyti tuo metu. Kur link apskritai eina sektorius, ar ką rašo jūsų kolegos, kaip tai atrodo regione, jeigu jūs matote tą bendresnį vaizdą, tai yra labai patrauklu. Vėlgi, tai gali būti tada kažkokia tema, galite pasiūlyti ir daug platesnę. Galbūt net nebūtinai apie, net nežinau, peržengti savo tradicinę tą teritoriją ir užsimti naują. Kaip viena iš istorijos, visi labai mėgsta istorijos, tai čia vis tos gabaliukus, kur įdedu, yra iš tiesų labai geri pavyzdžiai, kaip rašyti, kad jūs nuolat publikuotų, perpublikuotų, išpublikuoja vieni, tuomet kiti tą patį pasigauna. Na, tas toksai populiarusis rašymas, labiau publicistinis, kuris jums tikrai gali garantuoti didelį dengiamumą ir jeigu pridedate dar nuotrauką, na, tai tuomet jau būsite tikrai pakankamai gerai matomas bent jau rašytinėje žiniasklaidoje. Jeigu galima taip sakyti, dabar viskas viskame, kas nėra televizija, radijas ir galbūt podkastai, didelė dalis. Kava geriau nei pietus, paprastai, jeigu jūs jau kviečiate žurnalistą susitikti ar vat, kaip ir pasikalbėti apie ką nors, reikėtų orientuotis tai atlikti kuo greičiau, kuo trumpiau, demokratiškoj vietoj, kuri nebūtų asocijuojama su verslo grupėmis, galbūt patraukli žurnalistui, bet ne ten, kur ten renkasi įvairios asmenybės vienokios ar kitokios. Kiek įmanoma demokratiškiau, paprasčiausias kavos puodelis, tikrai jie nelinkę paprastai turėti jokių asociacijų ir jokių tiesiog bandymų susijęti ir tai reikėtų labai korektiškai, diskretiškai ir dalykiškai pravesti šį pokalbį. Na ir jums nepaprastai pasitarnaus tiesiog geros nuotraukos įvaizdinės, kurias jūs pridedate siunčiant, nes ta vaizdų kalba tai ir garantuotas dėmesys ir pasako kartais daugiau arba pasako visai ką kitą negu tekstai. Tai svarbu, kad tai keliautų kartu. Paprastai aš visuomet galvoju, ko blogiausio gali paklausti, kas bus man blogai, jeigu paklaus, arba mano organizacijai. Tai aš, kai užduodu savo tą žiūriausią klausimą, turiu atsakymą, tuomet, na, vat jau jaučiuosi pasiruošus, kai jį atsakau.
Taigi, dabar tas didysis klausimas, ką rengtis. Neturiu ką apsirengti ir tikrai, sulaukdavau ir tiek iš vyrų, tiek iš moterų šio klausimo. Tai santūrios temos, dalykinis stilius visą laiką suponuoja tam tikras žinias, patikimumą, prestižą, reputaciją ir kitus raktažodžius, kurie jums gali būti patrauklus. Tokiu žmogumi, labiau norima tikėti, ar ne? Jisai tiesiog kelia mažiau klausimų ir tas profesionalus stilius, jums padeda dažnai tiesiog pateikti informaciją ir būti rimčiau vertinama arba vertinama. Dabar sakyčiau, kad paskutiniu metu populiarėja tarp ekspertų, netgi tarp mokslininkų ir tarp verslininkų tas labiau atsipalaidavusio žmogaus stilius. Jau nėra taip mėgiama tų griežtų labai švarkelių, dar ir marškinių, vis kažkas prasiektas, spalvota detalė. Tai vat paskutinio kokio 10-mečio ar 5 metų tokie pokyčiai. Vėlgi, man asmeniškai žavu tos detalės, bet vertinti truputėlį reikia atsargiai. Pavyzdžiui, čia dešinėje kaip ir švarkeliai, ar ne, saugus pasirinkimas oficialus, tamsi spalva, tamsi mėlyna, tamsi žalia visą laiką gerai atrodo ekrane, duoda tą patikimumą. Bet, pavyzdžiui, tie šalikėliai, tas, kur yra taškeliai, jau labai nukreipia dėmesį, nes žiūri į spalvas, žiūri į faktūras. Kreipi dėmesį ne tą, ką žmogus nori atsakyti, bet pasakyti, o į papildomą trikdį, papildomą tą dizaino elementą. Tai aš iš tikrųjų nerekomenduočiau, ir stebiu, kad asmeniniai stebėjimai vyksta, kad mano galva, kai yra marškiniai, geriau negu marškinėliai ir švarkas, ir be jokių ten daug papildomų detalių, tai ta nuomonė tarsi yra ekspertiškesnė ir kalbėtojas vertinamas profesionaliau, negu kad jisai tiesiog apsirengęs labiau laisvalaikio drabužius. Tai čia tokie psichologiniai aspektai. Dabar dėl ko nekyla visiškai konflikto, tai čia jeigu norite tikrai saugiai dalyvauti ir komentuoti ir būti suvokiamas toks kaip ruleris, valdovo archetipas, tokio įsitvirtinusio, kuris žino, ką sako, ar ne, ekspertas, kurio svarbu pasitikėti. Tai vis dėlto ta verslo apranga, labiau banko apranga jums yra pakeliui. Kitu atveju labiau laikymasis formalaus stiliaus dažnai tiesiog yra pravartesnis ištransliuoti naujieną. Dabar, ko nereikėtų daryti ir kas tikrai kelia problemų, yra įvairūs raštai, kurios patikiu kairėje, ypatingai yra tas žąsies kojelės vadinamasis raštas, kurį ir televizijos operatoriai atkreipia dėmesį ir rekomenduoja nesidėti tokių drabužių. Arba netgi įvairūs dideli tokie spalvoti printai, kaip čia matome, gėlėtas samo drabužis, ar ne. Jie tiesiog nukreipia dėmesį, netgi kaip matome šalikėlius, norisi, ypatingai jeigu nekalba labai įdomiai, tai dar labiau tuomet blaško dėmesį ir tuomet tu žiūri į šaliką visą laiką. Tai galbūt jeigu nebūtų to trikdžio, tai kažkas bent daugiau būtų išgirsta. Tai va, ryškios spalvos taip pat dažnai atrodo blogai, yra spalvos, kurios apskritai prastai atrodo televizijoje, tai yra šviesiai violetinė, gali būti tokie bordinės atspalviai, kurie tiesiog išryškina veido defektus, šviesiai gelsva, tuomet matosi raudonis, įvairūs kapiliarai, tai tokių nerekomenduočiau, apskritai ryškių spalvų arba tokių pastelinių, kaip rausva ir šviesiai violetinė, šviesiai salotinė, tokio pobūdžio. Ir kitas dar toksai niuansas, kas labai dažnai kliūna, čia labiau dešiniai pateikiau, įvairūs kaspinai, tokie peršviečiami drabužiai. Jie tarsi sudaro įspūdį, kartais labiau moteris linkę taip rengtis, tarsi einama į kažkokį tai balių, į kažkokią tai šventę, šokti, ten gerti šampaną ir valgyti desertus. Ir tai, jeigu tai yra nesąmoningas sprendimas, tai reikėtų įvertinti, kad asociacija bus su laisvalaikiu, tam tikrų lengvabūdiškumu. Jeigu tai yra lengva, trumpa suknelė, atvertos rankos, galbūt jums tai nėra labai padedantis dalykas profesiškai. Aišku, verta būtų taip pat vengti galbūt asociacijų, jeigu jų nenorite, su politikais, kurie
rengiasi tam tikrais raštais arba stiliais, tai tą svarbu irgi apžvelgti. Bet iš tikrųjų čia, jeigu taip paprastai ir klasikiniu būdu apsirengus, tai sakyčiau, kad tuomet didesnis dėmesys tiesiog kreipiamas į tai, ką jūs sakote, o ne tai, kaip jūs atrodote. Tai ko gero mes, na, kaip, dažnai to siekiame arba siektume. Gerai, lyg tai jau išsisakiau, stengiausi nebūti labai šališka. Okay. Dabar ar rašiklis paverčia geresnių kalbėtojų? Iš tiesų, televizijos reporteriai yra patarę, man, pavyzdžiui, nėra irgi lengva kalbėti viešai, aš nemėgstu šito dalyko, man tai apskritai atrodo, kad kaip žurnalistams nėra intuityvu kalbinti krūvą skirtingų žmonių, taip nėra intuityvu kalbėti tūkstančiam žmonių, kurie nematai, arba net, bet, pavyzdžiui, man per nuotolį kalbėti, ten vėl krūvai žmonių, kur aš nematau, ar ten yra transliuoja, ar kas ten ką veikia, man toks yra nesaugumo jausmas. Tai dažnai operatoriai pataria, jų Lietuvoje, tai buvo įsitverti rašiklio. Aš paprašysiu Daliją. Dėkui. Yra toksai vadinamasis inkaras, paimi rašiklį, ar ne, ir laikai tada jį taip suėmęs už abiejų galų, rankose, nuleidus rankas, na ir tarsi tada turi tokį kaip užsiėmimą ir įsižemini, įsicentruoji ir negali krapštyti rankų ir ten kažkaip tai kitaip elgtis. Tai galite pamėginti visai, jeigu televizijoje jums kyla stresas, pravartus pavadinimas. Arba įsidėti į kišenę ir laikyti vienoje kišenėje, na tokį, vat, kaip jūs kaip sugniaužiate ir jums truputį tada ramiau. Jūs tada negestikuliuojate gal tiek. Vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, kad rašiklis, aš to nedarau, nes, pavyzdžiui, jeigu yra tas galiukas, aš tuomet jį spaudyčiau ir tai irgi reikėtų strategiją keisti. Tai galima tikrai pabandyti tą rašiklį laikyti, na ir padeda atsipalaidavimo pratimai, jeigu iš tikrųjų yra tokia didelė problema kalbėti televizijoje. Jų yra įvairių, pats paprasčiausias būtų, kurį galiu taip per minutėlę parodyti, tiesiog nuleisti, tiesiog sukniupti ant kelių, tarsi atsigulti, nuleidus rankas iki žemės, tiesiog nusileisti nugarą žemyn, tai toksai pabūti 30 sekundžių kažkur prieš pokalbį tikrai padeda, aktoriai dažnai taiko, pats primityviausias ir paprasčiausias, jo, method acting vadovėlėje. Nu, kvėpuoti tai, ko gero, jeigu galima pamiršti, bet būtų gerai. Kvėpavimo pratimai, na ir padeda iš tiesų įrašyti tą savo video ir jį peržiūrėti. Tiesą sakant, tuomet bent jau yra lengviau, kad tarsi, jeigu labai nepatiko, jau susitaikysi tuo, kad labai blogai ir čia viskas siaubinga ir tuomet gali drąsiau kažkaip kalbėti. Man labai sunku žiūrėti savo įrašus, bet peržiūrėjus kažkaip ramiau ir tuomet aš, man atrodo, geriau kalbu. Tai iš tiesų visi geri kalbėtojai paprasčiausiai žiūri savo įrašus, o daug tų žmonių, kuriuos jūs šiuo metu matote eteryje, na, jie konsultuojasi pas mano kolegas ir yra turėję rimtų problemų, arba reguliariai vaikšto, arba ten pusmetį kokį vaikščio, na, tai net per vieną kartą yra įdėję daug aktyvių pastangų, kad būtų tame eteryje. Tai kartais, kai atrodo, kad laisvai lengvai kalba, na, yra įdėta tiesiog nemažai darbo tame. Taip, tai dažnai nervuojasi ir žurnalistai, čia toksai atviras pastebėjimas, bet jie taip pat žmonės. Ir, aišku, visą laiką yra lengviau pasiruošus. Ir lengviau pasiruošti, pasižymėti tam tikrus raktažodžius, ką norima pasakyti, ne visą tekstą, nes jeigu pasirašote visą tekstą, tada bandote susigaudyti ir kelia labai daug problemų. Taigi, bandykite su raktažodžiais, pasižiūrėkite tos vaizdo įrašus, galite parepetuoti prieš šeimos narius, kolegas, tai labiau įsigvensite į savo medžiagą. Na ir bandykite inkarą, bandykite atsipalaidavimo pratimą. Viskas yra čia asmeniniai atradimai, kas gali paversti jūs geresnių kalbėtojų. Lengviausia iš tikrųjų apgalvoti, žinoti klausimus, apgalvoti, ką norite pasakyti ir tuomet rezultatas visuomet bus bent jau geresnis negu, žymiai geresnis negu be to. Taip, tai dažnai kyla diskusijų, ar apskritai man reikia būti toje žiniasklaidoje ar ne. Čia su mokslininkais mes buvome parašę, aš turėjau ciklą
mokslo komunikacijos paskaitų, tai jie štai suformulavo tokius pliusus. Tikiu, kad jūs papildysite, nes gali būti daug privalumų bendraujant reguliariai su žiniasklaida ir bendradarbiaujant. Bet iš tiesų, norint pasiekti efekto, yra geriau teikti po nedidelę medžiagą, komentuoti po truputį, bet dažnai, negu kad kartą per metus ar per 10 metų išeiti visur, prasitapetuoti ir tada jūs miręs. Nes jeigu truputį palaikote tą akibrikštį, jūs galite įvykus aktualiai nusiųsti savo nuomonę, ji bus pakankamai plačiai išspausdinta. Tai palaikyti tą po truputėlį pateikti medžiagos reguliariai, na, labai geras būdas ir pravartus būdas, kaip tada ta žiniasklaida ir tas turinys, jos sklaida jums gali pradėti dirbti ir daugiau atnešti naudos visų tų efektų, kurius ko gero norėtumėt. Na ir ne per daug įdėjus tų pastangų. Tai va, dabar dažnai kyla klausimas, apsaugoti privatumą ir tas asmeninį gyvenimą. Na, vėlgi, tai yra pasirinkimas, galima kalbėti labiau apie darbą ir tiesiog priimti sprendimą, kokiogi aš noriu to dengiamumo, kokios man priemonės yra patrauklios pirmiausia, ar yra tokios, kur aš neeičiau dėl vienų ir kitų priežasčių ir tiesiog paieškoti galbūt, kad ir tų nišinių priemonių, kur yra jūsų auditorija, arba tų priemonių, kurios dar nesikerta su jūsų požiūrio taškais. Šiek tiek praplėsti galbūt jas. Tai va, tai svarbu, kad jūs matytumėtės tose kanaluose, kurios skaito auditorija ir geriau po truputį kartą per mėnesį kažką išleisti, negu tuomet didelę laviną po daug metų, nes vėlgi ir žurnalistai keičiasi. Paskui, jeigu būnate žiniasklaidoje tikrai retai, na, daug kyla klausimų ir jeigu turėsite žinią arba poziciją kažkokių svarbių klausimų, daug mažiau jį bus padengta, negu kad truputėlį palaikant tą buvimą medijose. Taip, na ir tokie keli patarimai, ką būtina žinoti. Vis dėlto net su draugais žurnalistais kalbant reikia turėti galvoje, kad jie yra žurnalistai ir jie turi informuoti visuomenę ir dažnai yra linkę informuoti vėlgi apie tam tikrus dalykus. Nes spaudai naudojimas nėra aiškiai reglamentuotas šalyje, na, o šalies žiniasklaidai pernai nustatyti tik 7 rimti pažeidimai, tai iš tikrųjų yra nedaug. Ir nors tarsi girdime visokių nusiskundimų, kad ten ar tas ar anas netinka, bet tų rimtų pažeidimų jie labai reti ir, na, kalbant apie visas žiniasklaidos priemonės per metus. Ir tas skaičius jisai nesikeičia, ten keliais padidėja į vieną ar į kitą pusę. Dabar jau apie tai minėjau, kad svarbu ieškoti to išskirtinumo, nes dėl turinio konkuruoja visi. Matėme tą 5-tuką populiariausią, ar ne? 115 patikių portalų. Ir visi nori būti tas, pas kurį ateina ir randa svarbiausias naujienas. Vėlgi atitinkamai visi nori vizualinio turinio, nuotraukų, vaizdo reportažų, infografikų, kad ta patirtis būtų pilna šiais laikais, ne vien tekstinė. Ir jeigu jūs tai patikėt, tai, na, vertė yra daug didesnė. Gerai, mano laikas jau visiškai bėga į pabaigą, tai aš keliauju prie teksto Žyginto Pečiulio knygos, kur galėsite paskaityti namuose labiau įsigilinę. Pakartojimas, paprastumas, detalės, pavyzdžiai, analogijos, trumpai ir paprastai. Na ir įdomius išsireiškimai, įdomus faktai, nekasdieniški, ko mes nežinome apie tą turinį, kurį jūs kalbate. Tai čia gražių galima rasti jo frazių. Ir toliau Aleksandros Ketlerienės citata. Kasgi iš to, kas svarbu, ką sužino skaitytojas? Ar jam tai yra įdomu, ar naudinga, ar aktualu, ar tai kažkiek tai keičia jo gyvenimą. Tai jeigu jūs randate tą raktą, o paieškojęs tikrai rasite vieną ar kitą, tai tuomet, na, jūs tapsite labai geidžiamu pašnekovu. Ir aš jau judu prie klausimų ir atsakymų bloko. Taigi, dabar žiūriu. Klausimą matau.
kaip pradėti, ar ne, bendrauti su žiniasklaida, kokie būtų pirmi žingsniai, kurie pradėtų prasimušti nemokamai. Tai aš dalinai atsakiau šitą klausimą, aš rekomenduočiau pradėti nuo susirasti tiesiog žurnalistus, atrasti žurnalistus, kurių publikacijos jums patinka ir kreiptis tiesiai į juos. Tai tas būtų paprasčiausias būdas. Galbūt jūs galėtumėte dar labiau gyvai pakomentuoti, bet tai, kad jūs turėsite BNS paskyrą, automatiškai jums jokio dengiamumo negarantuos. Tada vėlgi svarbu išmokti rašyti tuos pranešimus tinkamai, bet jeigu pranešimai žiniasklaidai galioja tada, kai jūs esate žinomas žmogus. Jeigu jūsų vardas pavardė žinoma ir jums padeda specialistas paruošti bent pradžiai tuos tekstus, gerai, bet jeigu ne, geriau pradėti tiesiogiai bendrauti, net jeigu kurį laiką ir nekomunikavot, BNS bus keistai, jeigu jūs staiga pradėsite leisti kažkokius komentarus, reikia tą dirvą truputėlį paruošti. Tai būtų naudinga iš pradžių kontaktuoti tiesiogiai ir siūlyti temas. Tai toks standartinis galbūt procesas. Dabar ar dar... Aha. Tai būtų puiku, ačiū labai už patikslinimą, Vitalija baigė mūsų mokymų žurnalistikos centre, tikrai profesionalus labai klausimai. Būtų puiku, kad pranešimas žiniasklaidai tilptų į vieną A4 lapą. Tai vėlgi atspindi tas glaustumo, taiklumo tendencijas, kurios padeda patekti į žiniasklaidą. Aha, puiku. Oho. Jei paklausė kažką netikėto gyvai eterį, kam nesi pasiruošęs, ką daryti? Aš manau, jau jeigu jūs eteryje sutrikote, tai jau ten nieko jūs neprisiminsite geriausių patarimų. Tai atleisti savo, ir bandyti tiesiog suformuluoti tą vieną frazę, vieną mintį. Iš tiesų, čia galbūt veda į tą techniką, kad ką daryti, jeigu tarsi bandoma kažką išgauti ar provokuojantis klausimas. Verta grįžti, tokiu atveju galbūt verta grįžti prie savo esminės pozicijos, prie savo esminio punkto ir tada atsisprendti nuo to, bandyti atakuoti tą komentarą. Galima prašyti žurnalistų, kad jie ištaisytų kažką, jeigu paskelbta ar ne, tekstas išviešintas, sakykime, daviau interviu telefonu ir matau, kad netinka, ar tai jau būtų nedėtiška. Nežinau, kiek girdisi dalyvaujantiems nuotoliu, kolegė klausia, ar galima prašyti pataisyti informaciją, kuri jau užpublikuota, jeigu yra klaidų. Taip, iš tikrųjų galima parašyti ir paprašyti ir tikėtina, kad pataisys, bet dar labiau tikėtina, kad tiesiog bus labai užsiėmę ir neturės laiko pataisyti, todėl reikės dar kartą skambinti arba parašyti, bet galima tai padaryti. Aš visą laiką galvoju, ar ta informacija, ta klaida daro žalą mano reputacijai arba organizacijos ar ne. Jeigu ne, ten kažkoks mikro dalykas, tai tikrai ne, bet jeigu būna svarbu, ar ten pavardės klaida, tai tikrai parašau ir paprašau ir pataiso. Kartais jie ten ar savaitgalis būna, ar nepataiso greitai, tai tada vėl sprendžiu, ar čia verta, kai jau praėjo kokia diena, kai visi perskaitė, verta toliau skambinti tais varpais. Taip. Ir mano paskutinis klausimas, jeigu dar laiko galime skirti, tai tiesiog iš savo patirties su kultūriniais projektais daug esi dirbusi, bet ne su literatūriniais, tai jeigu tau reikėtų knygą pristatyti, tai ką daryti, kokie būtų veiksmai? Turbūt reikėtų galvoti, kaip išsiskirti knygų mugėje, kad tai nebūtų tik dar viena knyga, o būtent tai būtų ta knyga, kurią būtina įsigyti ir paskaityti. Ką daryčiau, galvočiau tą pagrindinę žinutę, kuo ji yra ypatinga ir tuomet, aišku, ką autorius nori pasakyti, ką jam svarbiausia ištransliuoti ir gal nuo to, tai būtų tas pagrindinis toksai raktas, žinant, ką būtų norima ištransliuoti žiniasklaidai, nes tai gali būti ir kitas dalykas negu pats knygos turinys, nebūtinai tai yra tas pats. Tuomet ieškočiau skirtingų tų požiūrio taškų, tokių potemių kokias 3 ir tuomet jau konstruočiau tą žinią. Tai gal jums irgi geras būdas, tokia kaip pagrindinė žinutė ir tada 3 atramos taškai išdirbti ir kurie gali tapti temos pasiūlymais, turinio. Dar vienas klausimas po elektroniniu paštu. Aha, gerai, klausau. Iš anksto.
atsiųstas. Jo, aš šį klausimą jau apžvelgiau eigoje. Manau, kad, nes iš tikrųjų daug geriau yra reguliariai palaikyti tą bendradarbiavimą ir, išsiųsti. Nes žurnalistai, jeigu, man atrodo, tai buvo leidėjų klausimas, jeigu rašytojas, turinio autorius pats nenori bendradarbiauti su žiniasklaida, sakykime, tu savo patirties susikūrusi, kada filmo režisierius ar spektaklio režisierius nenori būti matomas ir tada kaip kūrinį patį. Labai sunku, aš bandau vis tiek susitarti, kad būtų reprezentuojama, nes kitu atveju pradės kalbėti visi kiti ir leidėjas ir sakys ten neaišku ką ir tuo metu situacija gali būti dar blogesnė, tai paprastai mes susitarėm, kad šiek tiek bent kelis esminius momentus, kelis interviu, vieną interviu paruošiam, suderinta, išleidžiam, pozicija yra, atsispirti nuo jos ir viskas, o daugiau mums užtenka, tai tada bent jau tą esminę informaciją pateikti, kad jį būtų. Noriu paklausti jūsų kolegai Linai, ar atsakiau į klausimą, ar būtų papildomų komentarų, jeigu jūs esate, ir taip pat paskatinti užduoti klausimus balsu, jeigu jų yra tarp nuotolių dalyvaujančių. Kažkas liktai, aha. Sveiki kolegos, tikiuosi, kad girdžiuosi ir kalbėsiu labai greitai ir trumpai, nes labai blogas pavyzdys kalbėti vairuojant. Tai pirmiausia, kaip autorius noriu pasakyti, kad raginimas atsišviesti knygas iš tikrųjų yra nelabai geras, nes knygų toksai kopijavimas yra praktiškai lygiai tas pats, kas dėti PDF-ą į linkomaniją, čia šiaip tiesiog. O mano klausimas būtų, kaip rasti kantrybės bendrauti su rajoninė žiniasklaida, su rajonų laikraščiais ir panašiai, nes tas skirtumas iš tikrųjų labai smarkiai jaučiasi, kai kalbina, nežinau, tas pats Delfi ar 15 minučių žurnalistas ir iš kokio mažo miestelio laikraščio ar panašiai. Tai va, tai su visa pagarba, kas dirba tose laikraščiuose ir aš atsijungiu ir vairuoju toliau. Gerai, tai puikus klausimai. Dėl regioninės žiniasklaidos reikia apsišarvuoti kantrybę ir, sumokėti tą duoklę, jeigu norim pasiekti dėja mažesnių vietovių žmonės. Tai aš kartais tiesiog sukandu tuos dantis ir atlieku darbą, bet iš kitos pusės man yra pasitaikę ir dažnai netgi nutinka taip, kad regioninė žiniasklaida daug labiau įsigilina į temą. Ir jie turi daug įdomesnių klausimų, skiria tam trigubai daugiau laiko ir tai niekada nežinai, kas tenai yra kitoje kompiuterio pusėje arba telefono. Tai iš tiesų, aš esu turėjęs ir labai pozityvių patirčių ir netgi šią vasarą mes vėl po ilgo laiko teko daugiau bendrauti, tai kažkaip taip pradžiugino vėl, tai linkėčiau tęsti ir neprarasti kantrybės. Ir puikus pastebėjimas dėl knygų, jis iš tikrųjų yra senas ir jų nėra kaip įsigyti legaliai ir nėra skaitmenizuotos. Tai aš tiesiog paliksiu tada jas gal mėnesiui, jeigu bus susidomėjus jūs kažkaip pagal sąrašą, ar tada, nes iš tikrųjų labai svarbu tos autorių teisės ir aš matyt, įsirašysiu į savo probleminių klausimų sąrašą paskaitoms. Dėkui, Tomai. Tai gal dar būtų kokių klausimų? Girdžiu tylą kitame laido gale. Tai ką, tuomet aš labai dėkoju ir jeigu tų klausimų dar atsirastų, jūs turėjote mano elektroninį paštą, siųsti juos iš anksto, dar galite atsiųsti ir po seminaro. Taip, žinoma, taip. Tai ačiū labai tada dalyvavusiems, linkiu sėkmės ir pradėti žengti tos žingsnius arba grįžti į tą kelią, nes jis bent jau bus, manau, kad įdomus. Ačiū. 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 Gal record?